Tai sveiki visi dar kartą. Šiandien mūsų tema ortodoksų arba kitaip vadinama stačiatikių bažnyčia Sovietų Sąjungoje. Mes anąsyk čia kalbėjome apie bažnyčią Rusijos imperijoje ir dabar tarsi toks tęsinys ir daug kas tos paskaitos pabaigoje sakė, kad būtų įdomu toliau pratęsti pokalbį apie bažnyčią Sovietų Sąjungoje būtent. Tai tokie trumpi kontekstiniai dalykai, galbūt kas nebuvo anąsyk, kas neklausė įrašo, kad susigaudytų kita vertus tiem, kas klausė, sujungti tos kontekstus Rusijos imperijos ir Sovietų Sąjungos. Pirmiausia, nepriminimas, kad ortodoksų bažnyčia arba kitaip vadinama stačiatikių bažnyčia neturi popiežiaus, neturi vieno tokio pasaulinio centro kaip Vatikanas, o sudaryta yra iš skirtingų patriarchatų, kuriem vadovauja patriarchai, tokie vyskupai, renkami tose bažnyčiose pagal tos bažnyčios tradicinę tam tikrą nusistovėjusią tvarką ir tos bažnyčios nepriklausomai viena nuo kitos tvarkosi, tai pačius svarbiausius klausimus tvarko kartu. Ir šiandien mes iš esmės kalbėsime daugiausiai apie Maskvos patriarchatą, apie Rusijos bažnyčią arba kaip nuo 1943 metų vadinasi Rusios bažnyčia. Ir tai yra viena iš tos bažnyčių šeimos, bet ne vienintelė bažnyčia. Ir anąsyk kalbėjome apie tai, kad Rusijos imperijoje buvo padaryta Petro I tokia bažnytinė reforma, kai buvo panaikintas patriarchatas bažnyčioje, nebeliko patriarcho Rusijos bažnyčiai, buvo tik vyskupų taryba, šventasis sinodas, kuris valdė Rusijos bažnyčią. Ir taip pat bažnyčia buvo labai stipriai priklausoma nuo valstybės. Buvo sinode tame imperatoriaus paskirtas oberprokuroras, pasaulietis valdininkas, kuris atstovavo imperatorių ir stebėjo vyskupų darbą ir skelbė, taip sakant, gynė valstybės interesus sinode. Patys imperatoriai valstybės įstatymuose vadino save netgi bažnyčios galva, nors pati bažnyčia niekada jau nevadino savo galva, bet jie apie save netgi taip mąstė. Ir visokiojopai nebuvo susiliejusi bažnyčia su valstybės aparatu, faktiškai buvo tokia kaip netiesioginė prasme, kaip tas sinodas, kaip religijos reikalų ministerija atskaitinga imperatoriui, kuri valdė bažnyčią Rusijoje. Ir nepaisant to, aš kalbėjau, kad buvo ir dvasiniai sąjūdžiai, ne viskas buvo vien politinė veikla, bet ir net tuo metu buvo įvairūs asketai, kurie nepriklausomai nuo situacijos siekė šventumo, laikėsi tos asketinės tradicijos. Kita vertus buvo ir išsilavinę šviesuoliai vyskupai, kurie vystė tą dvasinę tradiciją, buvo misionieriška veikla ir ne viskas buvo juodai balta. Ir šią prasme ir šiandien, kalbant apie bažnyčią Sovietų Sąjungoje, norisi irgi galbūt atsisakyti tam tikrų štampų ir parodyti, kad yra daugiau niuansų, daugiau spalvų toje istorijoje, negu paprastai taip paviršutiniškai apie tą istoriją yra mąstoma. Kitaip tariant, buvo gyvas bažnyčios gyvenimas, nors ir bažnyčia turėjo įvairių problemų susijusių su priklausomybė nuo imperatoriaus režimo ir apskritai nuo susiliejimo su politika. Ir nepaisant to, kad tokia buvo provalstybiška ta bažnyčia, net ir bažnyčios viduje buvo tam tikra ir opozicija imperatoriui ir politiniam sprendimam esantiem priimamiem imperijoje. Ir svarbus toks kontekstas, jau Rusijos imperijos saulėlydyje gimė įvairūs socialiniai sąjūdžiai. Mintis apie tai, kad vis dėlto Rusijos imperijoje nėra socialinio teisingumo, kad krikščionys turėtų siekti, kad būtų pasirūpinta vargšais, kad būtų daugiau lygybės visuomenėje. Ir atskiri kunigai, atskiri pasauliečiai rašytojai, jie rašo apie socialinės problemas, kritikuoja situaciją ir siekia pokyčių.
ir galbūt esate girdėję, kad buvo toks kunigas Georgijus Gaponas, kuris subūrė Sankt Peterburgo, kaip vadinasi, rusų fabrikų ir gamyklų darbininkų susirinkimą. Buvo ir daugiau kunigų, kurie būrė įvairias tokias darbininkų organizacijas ir jie rengė demonstraciją, ir čia skaidriai galima pamatyti demonstraciją, kad buvo su bažnytiniam visokiom vėliavom, su kryžiais ir ikonom ir taip toliau, ir kovojo už darbininkų teisės. Čia tas kunigas Georgijus Gaponas. Ir nepaisant to, kad buvo tikėtasi, kad caras išgirs juos, apgins jų interesus, kad buvo tokia idėja, kad caras pats yra geras, jis tik tais nesupranta, kokios yra problemos, kaip jas spręsti, čia valdininkai blogi, caras geras. Nepaisant tos idėjas, kad caras pamatys tą demonstraciją ir viskas bus gerai, atėję kariškiai atidengė ugnį protestuotojus, sušaudė juos ir daug kas sieja tai su 1905 metų nepavykusios revoliucijos pradžia. Patį Georgijų Gaponą vėliau sušaudė eserai, kurie laikė jį išdaviku susijusiu su cariniu režimu, bet esmė tame, kad kunigai dar iki revoliucijos irgi galvoja apie tas problemas, apie kurias galvoja revoliucionieriai, ir bažnyčios viduje nebuvo viskas taip vienareikšmiška, kad visi tiesiog rėmė caro režimą ir tiek. Ir dar vienas kontekstas svarbus suprasti tam, kas vyko ir kodėl vyko po 17 metų revoliucijos, tai toks onomatodoksijos ginčas apie tai, ar Dievo vardas yra Dievas. Tai į detalės nelįsime, nes tai būtų atskiros paskaitos tema, yra mano ir straipsnis šiaip išsamus apie to ginčo eigą. Rusų kalba yra Ilarijono Alfejevo labai detali knyga, ir jeigu trumpai, Graikijoje yra Atono pusiasalis su Atono kalnu, kur yra tokie nelabai gerbiami ortodoksų pasaulyje vienuolynai, ir ten plinta tokia idėja vienuolio Hilarijono Darmačevo knygoje išreikšta, kad Jėzus vardas yra pats viešpats Jėzus Kristus. Ir dėl to vyksta didelis konfliktas, ir to konflikto sprendimas toksai yra, kad apie 800 vienuolių yra suimami, atvyksta rusų karinis laivas į Atono kalną, suima tos vienuolius, jie yra bažnyčios sinodo pasmerkiami ir jie paleidžiami jau Rusijos imperijoje. Daug kas keliauja į Kaukazo kalnus, bet ir kitose vietose. Ir taip atsiranda ištisa tokia grupė didelė vienuolių, šimtai vienuolių, kurie kaip ir oficialaus statuso bažnyčiai neturi, jie taip klojoja ir yra tokie kaip ir nelegalūs vienuoliai. Paaiškės, kodėl aš apie tai užsiminiau, nes jie vėliau sovietmečiu tampa kitos grupės katakombų bažnyčios vienu iš elementų. Ir mes užbaigėme anąsyk tą Rusijos imperijos laikotarpį 1917-18 metų bažnyčios susirinkimu. Čia pirmiausiai apžvalga apskritai sovietinio to laikotarpio. Kaip galima kategorizuoti sovietinį laikotarpį, tai turbūt lengviausia yra kategorizuoti tos etapus pagal patriarchus. Pirmiausiai patriarchas Tichonas, valdęs 18-25 metais, ir jo metais vyksta spalio perversmas, pilietinis karas, konfrontacija bažnyčios su bolševikais ir šiokia tokia santykių normalizacija prieš jo mirtį. Sekantis etapas metropolito arba vėliau patriarcho Sergijaus Traverockio tarnystė iki 45 metų, kai iš pradžio vyksta Stalino persekiojimai, vėliau vyksta religinės politikos posūkis, patriarcho Aleksijaus tarnystė nuo 45 iki 70 metų, kurie priklauso Stalino spaudimo laikotarpis ir Chruščiovo persekiojimai, ir patriarchas Pimenas kaip tik stabilizacija, tam tikra stagnacija, nors spaudimas tęsiasi, ir užsibaigė religinės politikos liberalizacija. Taip pat, jeigu peržvelgti panoramiškai visą tą laikotarpį sovietmečio, tai galima būtų taip jį suskirstyti pagal patriarchus. Labai patogu. Ir, kaip sakiau, baigėme Rusijos imperijos tą
laikotarpį 1917-18 metų vietinės bažnyčios susirinkimų. Kaip sakiau, daugelis susirinkimo dalyvių netrukus tapo kankiniais, buvo sušaudyti, buvo išsiųsti į lagerius ir tas susirinkimas ilgai ruoštas buvo, galima sakyti, tos sinodinės bažnyčios, Rusijos imperijos laikų bažnyčios, tokia aukščiausia baigiamoji nata, kuria prasidėjo visiškai kitas laikotarpis. Susirinkimas pats tapo įmanomas tik tais po carinės valdžios griuvimo, po Vasario revoliucijos ir 1917 metais, rugpjūčio 15 dieną, tas susirinkimas atidaromas. Ir labai patogu pasižiūrėti, kas vyko susirinkimo metu už susirinkimo sienų. Pats susirinkimas vyko Maskvoje ir palyginti susirinkimo chronologiją su tuo, kas vyko šalia. Ir matome, koks dramatiškas buvo tas susirinkimas. Dar trumpai priminsiu pagrindinės susirinkimo idėjas. Tai vienas dalykas, ką padarė susirinkimas, atkūrė patriarchatą, išrinko patriarchą Tichoną, iki tol, tarp kitko, buvusi Vilniaus ir Lietuvos metropolitų Maskvos Rusijos bažnyčios. Susirinkimas kalbėjo apie tai, kad pasauliečius reikia labiau įtraukti į bažnyčios gyvenimą, į bažnyčios valdymą, svarstė apie pamaldas gimtąją kalbą, iki tol buvo tik bažnytinė slavų kalba, ir apie bažnyčios ir valstybės atskirumą, nes jau po Vasario revoliucijos buvo aišku, kad taip kaip anksčiau jau niekada nebus, kad visuomenė keičiasi ir reikia naujų bažnyčios ir valstybės sąveikos modelių. Na, o kaip sakiau, tas susirinkimas kol vyksta, tai štai labai galima palyginti paprastai šalia padėjus datas, ar ne? Vasario mėnesį krenta monarchija, rugpjūtį susirinkimas atidaromas, spalį vyksta perversmas, apšaudamas Kremlius ir ten soborai esantis, grobstamos bažnyčios, o susirinkimas vyksta ir susirinkimo delegatai mato tą visą bažnyčių siaubimą. Tada lapkričio mėnesį išrinkamas patriarchas Tichonas, atkuriama patriarcho tarnystė po 200 metų Rusijos bažnyčioje ir jo oficialus titulas tada Maskvos ir visos Rusijos patriarchas. Ir 18 metų sausį Sankt Peterburge grobstama Aleksandro Neviškio lavra, sušaudamas kunigas, susirėmimai su miniom ir vėlgi smurtas ir ne tik bendrai visuomenėje, bet ir prieš bažnyčią. Ir tame kontekste patriarchas Tichonas paskelbė anatemą, kuri liaudyje vadinama anatema bolševikam. Jis kreipėsi laikraštyje į tuos žmonės, kurie grobsto bažnyčias: supraskite, bepročiai, nutraukite kruvinus susidorojimus, tai, ką jūs darote, yra ne tik žiauru, bet ir šėtoniška. Valdžia duota mums iš Dievo, uždraudžiame jums priimti Kristaus sakramentus, skelbėme jums anatemą, jei tik jūs dar turite krikščioniškus vardus ar bent pagal gimimą priklausote ortodoksų bažnyčiai. Ir, taip sakant, pačioj toje anatemoje neįvardinti konkrečiai bolševikai, bet buvo aišku, apie ką jis kalba, ir liaudiškai tai ir bolševikai tai suprato kaip anatemą prieš juos, ir ypač užsienyje emigravę ortodoksai sakydavo, kad tai buvo anatema prieš bolševikus. Kitaip tariant, tie santykiai su bolševikais, naujaja politinė jėga, kuri užiminėja valdžią, prasidėjo nuo konfrontacijos. Ta konfrontacija nebuvo lygioje vietoje, patriarchas Tichonas nebuvo tiesiog įsikabinęs į senąjį režimą, bet realiai buvo jau sušaudytų kunigų, buvo grobstamos bažnyčios ir jisai skelbė anatemą ir, taip sakant, bažnyčia užima poziciją prieš tuos visus grobstymus, prieš tai, ką daro ta naujoji valdžia. Ir sekančią dieną po anatemos bolševikai paskelbė dekretą apie bažnyčios atskirimą nuo valstybės ir mokyklos. Ir ne tik nacionalizuojamas visas bažnyčios turtas, vienuolynų turtas, bet ir bažnyčia netenka juridinio statuso ir uždraudžiamas religijos dėstymas. Ir aišku, kad parapinės mokyklos, kurios buvo labai svarbi dalis Rusijos imperijos gyvenimo, irgi uždraudžiamas. Ir, taip sakant, konfrontacija su bažnyčia tik auga.
netrukus irgi po kelių dienų, 18 metais sausį, sušaudomas Kijevo metropolitas Vladimiras. Ateina į Kijevo laurą bolševikai, išsiveda jį ir sušaudo. Ir tai toks labai rezonansinis įvykis. Gegužės mėnesį eskaluojasi pilietinis karas, ten kartais istorikai diskutuoja, kada prasideda tiksliai pilietinis karas, ar nuo 17 spalio, ar vėliau. Jau gegužės mėnesį akivaizdžiai vyksta pilietinis karas, baltieji ir raudonieji kariauja Rusijai ir Liepos mėnesį sušaudoma caro Nikolajaus II šeima. Patriarchas Tichonas, gavęs tą žinią susirinkime, pasmerkė už sušaudymą žudikus. Ir susirinkimas diskutuoja, ar viešai melstis, ar nesimelsti už patriarcho šeimą, už imperatoriaus šeimą, už atilsį. Ir buvo tų, kurie buvo prieš, bet dauguma nubalsavo už. Ir įvyksta viešas paminėjimas, panichida, kurioje meldžiamasi už imperatoriaus šeimą. Ir rugsėjo mėnesį susirinkimas nutraukiamas, nes akivaizdu, kad tie visi įvykiai, neramumai, jie neleidžia tęsti darbo. Faktiškai susirinkimų metu bažnyčia pradeda drebėti, trupėti, vyskupijose tų delegatų, vyskupijose prasideda chaosas, karas ir susirinkimas nutraukiamas. Ir kodėl bolševikai pradėjo taip viską nuo konfrontacijos su bažnyčia? Aišku, pažvelgia į pačių bolševikų idėjas, mes suprantame, kad jie iš principo buvo prieš religiją. Karlas Marksas yra rašęs religijos atsisakymas kaip tariamos liaudies laimės yra būtina sąlyga tikrai jos laimei. Leninas rašė, turime kovoti su religija, tai yra visas materializmo elementorius. Ir kita Lenino citata, kiekviena religinė idėja, kiekviena idėja apie kokį nors dievulį, kiekvienas flirtavimas net ir su dievuliu yra neapsakomai šlykštus dalykas. Ir pirmasis Sovietų Sąjungos himnas iki Stalino laikų, jeigu žinote, buvo Internacionalas, kur ten yra tie žodžiai nei dievas, nei caras, nei galiūnas, mums išvadavimo neduos, vaikai garbingosios komunos save iš skurdo išvaduos. Ir tariant, buvo tiesiogiai ta idėja, kad turim sunaikinti religiją. Ir ypač po 20 metų antireliginė ta visa veikla ypač intensyvėja. Ir toks trumpas, galima sakyti, beveik nuo užsidarimo, rugsėjo užsidarė susirinkimas, bet statistiką radau nuo birželio iki sausio, faktiškai nuo susirinkimo užsidarimo iki sausio 19 metų. Buvo sušaudyta 1 metropolitas, 18 vyskupų, 102 kunigai, 154 diakonai, 94 vienuoliai ir vienuolės. Kitaip tariant, prasideda tiesiog bažnyčios naikinimas. Ir viena iš reakcijų į tą siaubą visą yra emigracija. Gal esat girdėję apie tokį filosofų garlaivį, kuris išvyko iš Karimo, kur laikėsi dar baltieji ir paskui žlungant baltųjų pajėgoms išplaukė garlaivis į, ten ne vienas garlaivis, iš tikrųjų 5 buvo su tais filosofais, bet tas toks vaizdingas pavadinimas garlaivio iš Karimo į Konstantinopolį filosofų garlaivis, jisai nupasakoja tą atmosferą, kad inteligentai, filosofai, dvasininkai, labiausiai išsilavinusi Rusijos šviesuomenė lipo į tos garlaivius ar kitais būdais, ar ne, čia tokia metafora, keliavo į Stambulą, į Konstantinopolį, iš ten į kitus Europos miestus ir bėgo iš Rusijos. Ir bažnyčia baltųjų teritorijose, negalėdama palaikyti ryšio su Tichonu, dėl karo organizavosi pati ir daugelis tų dvasininkų, kurie tarnavo baltųjų valdomose teritorijose, žlungant baltųjų pajėgoms, jie kartu evakuavosi labai dažnai į Stambulą. Bažnytinė vadovybė iš Stambulo paskui evakavosi į Serbiją, į Sremskį Karlovci. Ir vienas svarbių įvykių tos emigracijos metu buvo patriarcho Tichono dekretas numeris 362. Čia jo yra
data. Patriarchas Tichonas, matydamas, kad bažnyčia yra tokiam chaose, išleidžia dekretą, kuriame sako, kad jeigu neįmanoma kuriai nors bažnyčios daliai vyskupijoms palaikyti ryšio su centru, tai tuo atveju gali bažnyčia sukurti savo laikiną valdymo organą ir visiškai nepriklausomai nuo Maskvos patriarcho, nuo Maskvos centrinės valdžios saviorganizuotis. Ir to remintis emigracija sukuria Rusijos ortodoksų bažnyčią užsienyje. Rusiškai RPCZ, angliškai ROCOR, tai organizacija iki šiandien egzistuojanti, bet jau susijungusi su Maskvos patriarchatu, nepriklausoma visiškai tuo metu nuo Maskvos patriarchato organizacija, turinti savo sinodą, savo valdymą, kuri pasinaudodama to dekretu taip atsiskiria ir jie skaito save Rusijos bažnyčios dalimi, bet nepaklūsta Maskvai ir turi savo savarankišką valdymą. Ir 1921 metais jie paskelbė savo pareiškimą bažnyčioje užsienyje, kuriame smerkė bolševikų režimą, skatina Romanovų dinastijos grįžimą į valdžią Rusijoje ir tokią kaip ir politinę, galima sakyti, programą paskelbė. Ir aišku, bolševikai tai žiūri labai neigiamai, reikalauja iš patriarcho Tichono, kad jis pasmerktų bažnyčią užsienyje. Patriarchas Tichonas to taip ir nepadarė. Iš Tichono taip pat reikalauja, kad jis pasmerktų katalikų ir anglikonų bažnyčias, nes jos konfliktuoja irgi su bolševikų režimu ir turi centrus užsienyje, bet patriarchas Tichonas to nedaro. Tai nuo to prasideda šita organizacija bažnyčia užsienyje. Ir jeigu taip pažiūrėtumėm į sovietmečio iškiliausius rašytojus, Paryžiuje Sergijus Bulgakovas, Vladimiras Loskis, motina Marija, kunigas Nikolajus Afanasjevas, Amerikoje Aleksandras Šmemanas, Georgijus Florovskis, Džonas Meyendorfas, visi tie autoriai, kurias dabar skaito rusakalbiai, iškilūs kunigai, netgi ten ir šventieji, jie visi susiję su tos emigracijos palikimu. Ir sovietmečiu netgi nelegaliai irgi jų raštai pasiekdavo kitąsyk tikinčiuosius. Bet ta visa aukštoji kultūra, teologinė kultūra, visa jį iškeliavo kartu su emigracija. Ir be bažnyčios užsienyje, be Rusijos ortodoksų bažnyčios užsienyje, taip pat kitos dvi svarbios rusų emigracijos organizacijos, tai Amerikos metropolija ir Vakarų Europos egzarchatas. Amerikos metropolija tai buvo iš Rusijos misijos Aliaskoje gimusi struktūra, kuriai vienu metu vadovavo būsimasis patriarchas Tichonas, ir Amerikos metropolija lygiai taip pat po revoliucijos nutraukė ryšį su Maskva, motyvuojant to, kad neįmanoma to ryšio palaikyti, ir naudojantis Tichono dekretu saviorganizuojasi, turi savo vietinę valdžią, sinodą, ir 1970-ais tai virsta tai, kas dabar vadinasi angliškai OCA, ortodoksų bažnyčia Amerikoje. Ir Vakarų Europos egzarchatas, kita struktūra, kurie atsiskiria lygiai taip pat naudodamasi dekretų patriarcho Tichono, tai iš rusų tos emigracijos išaugusi struktūra, kuri pasirinko prisijungti prie Konstantinopolio patriarchato. Jie prisijungė prie Konstantinopolio patriarchato, gavo pavadinimą Rusijos tradicijos egzarchatas Vakarų Europoje ir gyvavo taip emigracijoje, išlaikydami tą savo tikėjimą ir tradicijas. Kodėl jie pasirinko Konstantinopolio patriarchatą? Nes Rusijos bažnyčia užsienyje, vėliau, kai Maskvos patriarchatas susitvarkė savo vidaus problemas ir tapo vėl oficialia kaip ir bažnyčia, tai Rusijos bažnyčia užsienyje turėjo problemų su pripažinimu, nes jie nepriklausė oficialiai kaip ir jokiam patriarchatui, o Vakarų Europos egzarchatas pasirinko priklausyti Konstantinopolio patriarchatui tam, kad būtų oficialiai pripažinta normali ortodoksų bažnyčia. Panašiai ir Amerikos metropolija turėjo pripažinimo problemų, kai bandė saviorganizuotis be ryšio su Maskvos patriarchatu. Kitas svarbus įvykis ankstyvuoju sovietmečiu badas
kuris vis labiau, nuo kurio vis labiau kenčia žmonės, ir sovietinė propaganda tą visą energiją, nepasitenkinimą badu bando nukreipti į bažnyčią. Pasirodo, kad tikroji problema ne tai, kad karinio komunizmo politika atiminėjami yra grūdai ir kitos visos, žodžiu, gerybės ir perskirstamos, visai ne karinio komunizmo politika problema, bet problema yra, kad bažnyčia turi labai daug turto ir jo neatiduoda vargšam, kad patenkintų badaujančiųjų poreikius. Ir ryšiumi su tuo yra skelbiama tokia akcija 1921 metais bažnytinių vertybių konfiskacija. Pareiškiama, kad badaujančiųjų poreikiam reikia surinkti visus bažnyčios turtus. Ir patriarchas Tichonas, reaguodamas į šitą akciją, skelbia, kad sutinka atiduoti bažnyčios turtus, išskyrus svarbiausius liturginius reikmenis, taures ir taip toliau konsekruotus liturginius reikmenis. Nepaisant to, pilna yra istorijų apie tai, kaip nepagarbiai įsiveržia raudonarmiečiai ir pasiema viską ir prasideda konfliktai su tikinčiaisiais, su dvasininkais dėl tų atiminėjamų vertybių. Ir aišku, ta visa vertybių konfiskacija buvo sugalvota tam, kad susidorot su bažnyčia. Ir vienas iš garsių konfliktų buvo Šujoj, kai tiesiog buvo šaudoma į minią ir po to žiauraus konflikto Vladimiras Leninas rašo savo laiške politbiurui, būtent dabar ir tik dabar, kai badaujančiuose regionuose valgomi žmonės, o keliose vietose šimtai, ne tūkstančiai lavonų mes galime ir todėl privalome vykdyti bažnytinių vertybių konfiskavimą su labiausiai pašėlusia ir negailestingiausia energija. Kuo didesnį skaičių reakcingos dvasininkijos ir reakcingos buržuazijos atstovų mums šią progą pavyks sušaudyti, tuo geriau. Ir patriarchas Tichonas jau nuo 19 metų jis vis ten kviečiamas į tardymus ir panašiai. Ir 22 metais dėl tos, neva dėl prieš trukdymo konfiskavimo tai politikai, jis yra suimamas, jam skiriamas namų areštas, kažkiek jisai laiko praleidžia ir kalėjime. Ir kurpiamas planas jį sušaudyti, bet dėl užsienio spaudimo ir dėl pasikeitusios šiek tiek taktikos bolševikų vis dėlto jį vėliau nutarė paleisti. Dalis tos visos akcijos konfiskavimo buvo ir metropolito Benjamino, Sankt Peterburgo metropolitas teismas ir sušaudymas. Ir galima sakyti, kaip pasekmė to, Rusijos šiaurėje buvo sukurtas Solovkų lageris, kur kalėjo labai daug įvairių žymių dvasininkų, čia, pavyzdžiui, kunigas Pavelas Florenskis, ir ten per metus buvo represuota 66, sušaudyti, man atrodo, 66 vyskupai, represuota 10 000 dvasininkų ir su bažnyčia susijusių žmonių, ir iš viso 2000 sušaudyta. Ir šiame fone gimsta toksai atnaujininkų obnovlenci sąjūdis. Iš pradžių tai yra skirtingos bažnytinės organizacijos, kurios skelbia apie tai, kad bažnyčia turi draugauti su bolševikų valdžia, kad spalio revoliucija tai socialinio teisingumo kaip tik įgyvendinimas, kad patriarchas Tichonas elgiasi reakcingai, kad jisai tik tais trukdo, žodžiu, sunkina bažnyčios padėtį nepagristai savo elgesiu. Ir iš pradžių tai yra skirtingos organizacijos, o vėliau 23 metais jie surengė taip vadinamą antrąjį vietinės bažnyčios susirinkimą, kuriame skelbia, kad nušalina patriarchą Tichoną nuo pareigų, nuo patriarcho tarnystės, pašalina iš viso iš kunigystės ir perima tą bažnytinę valdžią. Ir tada faktiškai Rusijos bažnyčioje prasideda tokia anarchija. Yra taip vadinama Tichono bažnyčia, kurios šalininkai vadinami tichonovcais, yra ta atnaujininkų, obnovlenci bažnyčia, yra ir kitos organizacijos.
Ir tame fone Konstantinopolio patriarchas Miletijus IV siūlo patriarchui Tichonui jam nusišalinti ir kad Konstantinopolio patriarchatas sureguliuotų tą bažnytinę situaciją, išspręstų problemas, patriarchas Tichonas atsisako. Ir bendrai tada ta Rusijos imperijos buvusioje bažnyčia pabyra. Aš minėjau emigraciją, kad 3 organizacijos Amerikos metropolija, bažnyčia užsienyje ir Vakarų Europos egzarchatas, taip pat išsilaisvinusios naujosios respublikos taip pat kūrė savo nepriklausomas bažnyčias. Ir su Konstantinopolio patriarchato dėka jos gauna oficialų tą bažnytinį statusą. Ir pirmiausiai ryškus pavyzdys Lenkija, kur motyvuojant to, kad tai buvusi Kijevo metropolija, yra sukuriama nepriklausoma nuo Maskvos Lenkijos autokefalinė bažnyčia, įtraukianti ir Vilniaus kraštą. Ir Vilniaus arkivyskupas irgi yra Lenkijos autokefalinėje bažnyčioje. Latvijoje sukuriama autonominė bažnyčia Konstantinopolio patriarchato sudėtyje, Estijoje autonominė bažnyčia Konstantinopolio patriarchato sudėtyje, Suomijoje taip pat Konstantinopolio patriarchato, na ir Moldovoje, Besarabijoje sukuriama Besarabijos metropolija, kuri priklauso Rumunijos patriarchatui. Kitaip tariant, ištisa krūva visokių vyskupijų, metropolijų ir taip toliau atsiskiria nuo Rusijos bažnyčios. Ir oficialiai Rusijos bažnyčia ir tos emigrantų darinius ir šitas visas bažnyčias laiko schizmatiškom, atskilusiom, netikrom ir reikalauja, kad jos sugrįžtų į Rusijos bažnyčios sudėtį. Vėliau, kai Stalino laikais okupuojama Lenkija, Latvija, Estija, Suomijos nepavyko okupuoti, Besarabija, tai visi dvasininkai susiję su šitomis bažnyčiomis represuojami ir jos prijungiamos atgal į Maskvos patriarchatą, Lenkijos bažnyčia prijungiama, įvyksta represijos, o paskui neva sukuriama nauja nepriklausoma Lenkijos bažnyčia, iš tikrųjų sudaryta iš atrinktų jau tam tikslui dvasininkų. Ir apie Lietuvą tarpukariu, tai dažnai klausima, kodėl Lietuvoje taip ir nebuvo sukurta tarpukariu Konstantinopolio patriarchato nepriklausoma bažnyčia, autonominė bažnyčia, kaip buvo Latvijoje, Estijoje. Tai žinoma, kad pirmiausiai svarbus faktorius Vilniaus kraštas. Vilniaus kraštas buvo okupuotas Lenkijos, ten buvo Lenkijos bažnyčia ir viena vertus apskritai didelė dalis ortodoksų bendruomenės, istorinis centras ortodoksijos buvo Lenkijos bažnyčiai. Lietuvai liko tik tais Kaunas, kur buvo faktiškai labai nedidelė bendruomenė, apie 22 000 tikinčiųjų, daugiausiai rusakalbiai. Ir tai nebuvo tokia jėga, nors buvo tam tikrų pasvarstymų, bet tai nebuvo tai bendruomeniai tokia aktuali problematika. Kitas dalykas, kad Maskvos patriarchato metropolitas Eleuterijus, gyvenęs Kaune, oficialiai nešioja titulą Vilniaus metropolitas ir kaip tik buvo už tai, kad Vilniaus kraštas priklausytų Lietuvai. Ir jis buvo, taip sakant, Lietuvos šiuo klausimu pusėje. O su Konstantinopoliu Lenkijos valdžia bendravo, kad Lenkijos bažnyčiai būtų suteikta autokefalija ir važiuoti po Lenkų ir įrodinėti, kad vis dėlto, nors ir mes neturime ten savo valdžios dabar okupuotas kraštas, bet mūsų bažnytiniai provincijai turi būti pavestas, tai būtų pakankamai sudėtinga. Taigi turbūt dėl tokių priežasčių, kad istorinis centras buvo okupuotame krašte, kad Eleuterijus buvo Vilniaus metropolitas, kad bendruomenė Kaune buvo nedidelė, turbūt tai susidėjo, kad tą iniciatyvą ir negimė prisijungti Konstantinopolio patriarchatą. Ir, kaip sakiau, buvo 2 metropolitai tarpukariu. Vienas buvo arkivyskupas ir metropolitas. Vienas buvo Lenkijos bažnyčios, kitas buvo Rusijos bažnyčios, bet realiai gyveno Kaune. Ir patriarcho Tichono gyvenimo pabaigoje išleidžiamas tokie 2 svarbus dokumentai – Atgaila ir testamentas. Tai jeigu trumpai, Tichonas pareiškia, rašo, aiškiai pareiškiu
tegul visi užsienio ir vidaus monarchistai bei baltagvardiečiai supranta, kad aš nesu sovietų valdžios priešas. Jis pripažįsta, kad sovietų valdžia jau įsitvirtino, kad reikia su ją klostyti santykius ir spaudžiamas, aišku, OGPU, jis išleidžia tokį pareiškimą, kad reikia klostyti tuos santykius su sovietų valdžia. Taip pat numatydamas, kad greitai mirs, nes tie visi tardymai ir taip toliau palaužė jo sveikatą, jis numato, kas perims jo pareigas po to, kai jis mirs ir greičiausiai nepavyks išrinkti patriarcho, kas įvyko faktiškai. Ir jis numato patriarcho sosto laikinuosius sergėtojus, locum tenens. Paprastai tai būna vienas žmogus, bet jis numato 3 žmonės, nes vėlgi, kaip ir atsitiko, jis atspėjo, kad greičiausiai nepavyks eiti tų pareigų vienam ar kitam žmogui. Ir pirmas eilėje turėjo būti metropolitas Kirilas Smirnovas, po patriarcho mirties perimti pareigas. Jeigu jam nepavyksta, o jam nepavyko, nes buvo įkalintas, tada metropolitas Agatangelas, kuris lygiai taip pat buvo įkalintas. Ir tada turėjo būti 3 žmogus, kuris perimtų pareigas, metropolitas Petras Polianskis, kuris irgi greitai įkalinamas. Ir Petras Polianskis, numatydamas, kad jo situacija gali būti bloga, numasto savo pavaduotojus. Metropolitą Sergijų Strogorodskį, metropolitą Mykolą ir metropolitą Jozapą. Ir kaip ir buvo tokia idėja, kad jeigu vienas negalės, kitas perims, bet kartu ir tam tikras, kad bus tarp jų kolegialumas, kad jie kartu tvarkys situaciją, kol metropolitas Piotras Polianskis ten kalės ar panašiai. Ir žodžiu, tokia paradoksali situacija. Šiaip pakaktų vieno žmogaus, kuris laikinai eitų tas patriarcho pareigas, kol naujas patriarchas neišrinktas, bet vienas po kito žmonės įkalinami ir taip grandinė nusidyta iki Sergijaus Strogorodskio, kuris faktiškai pradeda vienasmeniškai valdyti Rusijos bažnyčią ir 1927 metais paskelbė tokį labai svarbų dokumentą, kuris vadinasi, liaudiškai vadinamas lojalumo sovietų valdžiai deklaracija. Deja, įvairios aplinkybės, o pirmiausiai sovietų valstybės priešų kalbos užsienyje, sklidusios ne tik eilinių mūsų bažnyčios tikinčiųjų, bet ir iš jų ganytojų lūpų, trukdė jo šventenybės patriarcho Tichono pastangoms ir jam nebuvo lemta sulaukti, kada jo pastangos bus vainikuotos sėkme. Mes, bažnyčios lyderiai, nepalaikome mūsų sovietų valstybės priešų ir beprotiškų intrigų įrankių, bet palaikome mūsų žmonės ir mūsų vyriausybę. Tai paliudyti yra pirmasis mūsų, mano ir sinodo deklaracijos tikslas. Turime ne žodžiais, o darbais parodyti, kad lojaliais ištikimais sovietų valdžiai, Sovietų Sąjungos piliečiais gali būti ne tik abejingi stačiatikybei žmonės ar tik jos išdavikai, bet ir uoliausiai jos pasiekėjai. Kiekvienas smūgis sąjungai, nesvarbu ar tai būtų karas, boikotas ar kokia nors socialinė nelaimė, mes priimame kaip smūgį mums. Dabar, kai mūsų patriarchatas, vykdydamas mirusio patriarcho valią, ryžtingai ir neatšaukiamai eina lojalumo keliu, tokių pažiūrų žmonės turės arba baigti, ką daro, ir palikę savo politinės simpatijas namie neštis į bažnyčią tik tikėjimą ir dirbti su mumis tik dėl tikėjimo, arba jei negali iš karto pabaigti, tai bent jau netrukdyti mums, laikinai atsitraukdami nuo reikalų. Siekdami tam padaryti galą, pareikalavome, kad užsienyje gyvenantis dvasininkai raštu pasižadėtų būti visiškai ištikimi sovietų valdžiai visoje savo visuomeninėje veikloje. Tie, kurie tokio įsipareigojimo nedavė arba jį pažeidė, bus pašalinti iš Maskvos patriarchato jurisdikcijai priklausančių dvasininkų tarpo. Mūsų dekretas gali priversti daugelį žmonių susimastyti, ar ne laikas ir jiems persvarstyti savo požiūrį į sovietų valdžią, kad jie nenutoltų nuo savo gimtosios bažnyčios ir tėvynės. Tai perskaičiau net didelę tokią citatą, kad būtų aišku, labai nevienareikšmiškai net ir užsienyje gyvenantiems dvasininkams liepiama būti lojaliems sovietų valdžiai. Smūgiai sovietų valdžiai yra smūgiai ir Maskvos patriarchatui. Ir taip visapusiškai patriarchas Sergijus atsistoja sovietų valdžios pusėn. Bet sovietų valdžia 1927 metais visiškai nestoja jo pusėj. Ir pati bažnyčia, galima sakyti, tai reaguoja dar didesnių chaosų, nes prasideda vadinamų nemininčiųjų sąjūdis. Ortodoksų liturgijoje yra tokia tradicija, kad viskupai, kunigai, melsdamiesi mini savo vadovą.
patriarchą per pamaldas ir atsiranda sąjūdis, metropolitas Juozapas, metropolitas Agetangelas ir daugybė kitų vyskupų, kurie pradeda neminėti patriarcho, tuo metu dar metropolito Sergijaus Tragorodskio ir netgi kai kurie pasirašo tokį kreipimąsi odchodė, atsitraukimas nuo metropolito, kad jie nebepaklūsta Maskvos patriarchato centriniai valdžiai. Ir iš šito sąjūdžio gimsta tokia bažnyčia, kuri irgi taip liaudiškai vadinama katakombų bažnyčia. Turbūt dėl to, kad yra žodis pogrindis, bet pogrindis toks politinis, o čia pirmieji krikščionybės laikai tokia dar aliuzija, katakombų bažnyčia, pogrindinė bažnyčia, kuri nepaklūsta centrui Rusijoje. Ir tai bažnyčiai priklauso ir neminintieji įvairūs, kurie paskui negrįžta į Maskvos patriarchatą, ir aš minėjau, klajojantis vienuoliai visokie prisijungia, ir įvairūs kunigai, kurie netenka bažnyčių, nes iš jų atima bolševikai bažnyčias, išregistruoja jų parapijas ir jie tiesiog lieka be vietos ir kiti nesutinkantieji. Ir tai nėra kažkoks vienas judėjimas katakombų bažnyčia, bet tai yra daugybė religinių bendruomenių, kurios skirtingai organizuojasi ir nepaklūsta Maskvos patriarchatui. Ir čia nuotraukos iš to gyvenimo bažnyčių, ir kas įdomu, kad įvairūs žmonės ir vėliau sovietmečiu priklausė šitai bažnyčiai, buvo slaptais vienuoliais, netgi slaptais vyskupais ir gyvendavo paprastą gyvenimą, o slapta priklausė religiniai bendruomeniai, atlikinėjo apeigas. Ir pas metropolitą Kalisto Sver knygoje yra tokių porą pavyzdžių, kaip mieste ir kaime vyko tos katakombų bažnyčios pamaldos. Tai paskaitysiu kaimo tą pavyzdį. Kaime giliai po žeme yra įrengta koplyčia, jos įėjimas kruopščiai užmaskuotas. Kai kaimas slaptai aplanko kunigas, būtent čia jis švenčia liturgiją ir kitas pamaldas. Jei kaimo gyventojai įsitikina, kad yra saugus, nepastebimi milicijos, visi susirinka į koplyčią. Tik sargybiniai lieka lauke, kad galėtų įspėti, jei pasirodys nepažįstami žmonės. Kartais pamaldos vyksta pamainomis. Vieni įeina, kiti įeina. Ir, pavyzdžiui, yra toks garsus sovietų laikų filosofas Aleksejus Losevas, parašęs antikos estetikos istorijos, daugiatomį ir kitų daugybę veikalų. Ir visą laiką nuotraukose galim pamatyti, kad jis tokia kepurėlė. Tai iš tikrųjų jisai irgi buvo slaptas vienuolis ir tą kepurėlę jisai nešiojo kaip tokį vienuolišką, tik savo suprantamą ženklą, kaip vienuoliai nešiojo tam tikras kepurėlės. Šitoje nuotraukoje galim pamatyti slaptą vienuolyną, kur vienuolės apsirengusios kaip paprastas moteris, dirba paprastus darbus, o slapta gyvena vienuolišką gyvenimą. Ir tas lūžis išprovokavęs katakombų bažnyčios to sąjūdžio atsiradimo būtent patriarcho Sergijaus deklaracija. Ir Rusijos bažnyčia užsienyje oficialiai deklaravo visą sovietmetį, kad jį kaip ir išlaiko bendrystę su katakombų bažnyčia Rusijoje. Ir kaip sakiau, nors tą deklaraciją padarė patriarchas Sergijus, bet bolševikai tuo pačiu neatsakė. Kaip tik 30 metais skelbiamas bedieviškasis penkmetis, prasideda didysis teroras ir daugybė žudoma dvasininkų. Kartu, kad panaikinti religiją, atsiranda įvairūs nauji ritualai, komunistinės vardinės, tapimas pionieriumi, pilietinė panichida, laidotuvės sovietinės vestuvės, visą tai alternatyva bažnytinėm apeigom, kurios buvo norma tiem dalykam iki sovietmečio. Ir kas įdomu, ar ne, kad pionieriaus priesaiką duodami visi vaikai pasižadėdavo gyventi, kaip mokė didysis Leninas, kaip moko komunistų partija. Ir katakombų bažnyčioje, toks istorikas Sergijus Šumila, pats priklausęs katakombų bažnyčiai, pasakoja, kad pirmiausiai kunigas per išpažintį prašydavo visų atsižadėti pionieriaus priesaikos. Tai, nes iš tikro, kaip ir kiekvienas davė priesaiką pagal tą antireliginę ideologiją gyventi. Ir sukūrimas tos naujos šventės, į kurias irgi pasižiūrėjus galima pamatyti gegužės 1 ir Velykos yra daug paralelių. Tyčia bandoma išgyvendinti bažnyčią. Ir 1945 metų išvakarėse, kai operacijos Barbarossa metu nacių Vokietija užpuola Sovietų sąjungą, Rusijos bažnyčioje lieka Rusijoje 4 vyskupai iš 130, kurie buvo iki revoliucijos, 500 kunigų iš 50 000 iki revoliucijos,
mažiau nei 500 bažnyčių iš 54 000, nei vieno vienuolyno iš 1000, nei vienos seminarijos iš 53. Sušaudyta 500-600 vyskupų, virš 100 000 kunigų, 120 000 vyrų ir moterų vienuolių. Ir kunigas Georgijus Mitrofanovas, istorikas, rašydamas, sako, jeigu atkreipsite dėmesį, 100 000 kunigų, niekada tiek nebuvo vienu momentu Rusijos bažnyčiai. Tai ką tai reiškia? Kad sušaudydavo visą vos ne kunigų kartą, pašventindavo naujus kunigus, juos sušaudydavo, pašventindavo vėl ir taip tą surinko skaičių. Ir aišku, tai reiškia ir ne bendrai, kad tos revoliucinės bažnyčios, iki revoliucinės bažnyčios, senosios kultūros bažnytinės jos neliko, nes neliko tų žmonių, jie fiziškai buvo sunaikinti. Dėl to toks didelis kultūrinis skirtumas tarp Sovietų Sąjungos bažnyčios ir emigracijos bažnyčios, kur ta senoji kultūra išliko. Antrojo pasaulinio karo metais įvyksta toksai svarbus didelis lūžis Sovietų Sąjungos politikoje, pasisukimas į Rusijos bažnyčią ir su kuo jis yra susijęs. Tai kai prasideda puolimas prieš Sovietų Sąjungą 41 metais, metropolitas Sergijus Strogorodskis, laikinasis patriarcho sosto sergėtojo pavaduotojas, jis paskelbė kreipimąsi, kur ragina visus žmonės stoti į kariuomenę, ginti tėvynę ir taip toliau, tęsdamas savo lojalumą Sovietų valdžiai politikoje. Ir čia Lietuvoje ir Baltijos šalyse tuo metu paskirtas metropolitas Sergijus Voskresenskis, patriarcho, nebuvo patriarcho, bet vis tiek egzarchas, atstovas patriarchato Baltijos šalims. Ir įvyksta toks bolševikų dėmesį atkreipęs dalykas, kad vokiečių okupuojamose teritorijose atidarinėjamos bažnyčios. Ir masiškai žmonės grįžta į bažnyčią, vėl pradeda praktikuoti religiją ir nacių propagandoje, vėliau, kai susikūrė Rusijos išvadavimo armija, Vlasovo kariuomenė, irgi aktyviai naudojamas tas motyvas religinis, kad štai bolševikų režimas yra bedieviškas ir tokia propaganda, propagandinė linija, kad jeigu norite apginti bažnyčią, norite laisvai melstis, kovokite vokiečių pusėje prieš bolševikų režimą. Ir Rusijos bažnyčios užsienyje kunigai tarnauja kapelionais Vlasovo kariuomenėje, vokiečių pusėje ir pats Sergijus Voskresenskis, kuris dabar jau žinoma buvo NKVD užverbuotas, jisai tampa tokiu dvigubu agentu. Jisai vokiečiam žada, kad jisai gali būti Maskvos patriarchato, kai nacių Vokietija užims Maskvą, naujas toksai lyderis, padėti jiems visą Maskvos patriarchatą, tą, sakykime, Tichono bažnyčios likutį, kaip tik padaryti lojalių nacių Vokietijai, tik vat dabar jisai turi pradėti darbą Baltijos šalyse, o paskui, kai daeis iki Maskvos, ten tą bažnyčios visą potencialą galės perkelti. Ir čia šita nuotrauka yra iš jo vadovautos Pskovo misijos, kai jis Pskovo regione, Estijoje ir šalia dabartinės Rusijos federacijos žemėse atkūrinėjo bažnyčias, siuntė kunigus ir taip toliau. Ir metropolitas Sergijų Voskresenskį, neaišku, kas ar nacijai ir bolševikai, prieš pat, žodžiu, ateinant sovietų kariuomeniai, jį sušaudė netoli Kruonio Lietuvoje, pakeliui į Kauną. Galėjo turėti motyvų ir vieni ir kiti, ir tiksliai, kas tą nužudymą įvykdė neaišku, ar nacijai, kurie jį laikė visą laiką irgi užverbuotų sovietų tarnybų, ar patys sovietai už tai, kad jis bendradarbiavo su naciais. Ir matydama tai, stalininė valdžia supranta, kad negali sau leisti atviro religijos persekiojimo, kadangi tai yra labai rimta korta, labai rimtas koziris naciams. Okupuotose žemėse iš viso buvo atidaryta apie 10 000 bažnyčių, sukurta Pskovo misija, atidaryti seminariniai kursai Baltarusijoje ir Ukrainoje, tuo tarpu, kai pačioje Sovietų Rusijoje nebuvo seminarijų. Ir tada 1943 metais įvyksta tas politikos posūkis. Stalinas pasikviečia metropolitą Sergijų Strogorodskį ir
sako, kad reikia išrinkti patriarchą, reikia sutvarkyti Maskvos patriarchato struktūras ir Rusijos bažnyčiai veikti. Įdomu, kad Stalinas pats studijavęs seminarijoje ir žinodamas, būdamas Kartvelas, gruzinas, žinodamas visą virtuvę, jis pareikalauja, kad Sakartvelo bažnyčia būtų pripažinta Maskvos patriarchatą kaip autokefalinė, nepriklausoma nuo Maskvos. Ir visoje Sovietų Sąjungoje buvo viena nepriklausoma bažnyčia, Sakartvelo bažnyčia, o visas kitas teritorijos, kaip sakiau, buvo jėga sugrąžintas į Maskvos patriarchatą. 1943 metais vietinės bažnyčios susirinkimas įvyksta, tam išleidžiami įvairūs vyskupai iš kalėjimų, koncentracijos tų lagerių, kad jie susirinktų į susirinkimą ir išrinktų patriarchą. Ir patriarcho rinkimai vyksta iš vieno kandidato, tuometinis metropolitas Aleksijus sako, na, kaip ir procedūra reikalauja, kad būtų įvairūs kandidatai, bet turbūt mes neturim kito kandidato, tai metropolitas Sergijus Strogorodski, kuris nuo 25 metų faktiškai valdė bažnyčią ir jis išrenkamas Maskvos patriarchu. Ir matyt, Stalino idėjų, taip sakant, irgi veikiami, metropolitai pervadina bažnyčią iš Rusijos bažnyčios į Rusios bažnyčią. Nuo šiol tai ne vien Rusijos valstybės, bet Rusijos istorinė regioną. Ir jeigu žinote, Stalino laikų kažkiek ten tą religinę leksiką, tai toks visas posūkis buvo filmas Aleksandras Neviškis, Senoji Rusija, nuo senų senovės konfliktas su vokiečiais. Ir bažnyčia irgi tampa nebe Rusijos, o Rusios bažnyčia, o patriarchas nebe Rusijos, o Maskvos ir visos Rusijos patriarchas. Ir bažnyčiai kontroliuoti sukūriama Rusijos ortodoksų bažnyčios reikalų taryba, vėliau pervadinama iš esmės į religijos reikalų tarybą. Ir jai vadovauti paskiriamas NKVD generolas Georgijus Karpovas ir vyresni irgi vadovai NKVD, KGB karininkai buvo. Ir galima sakyti tokia sukuriama alternatyva, vėlgi Stalinas žinojo, kaip veikia bažnyčia Rusijos imperijai, vietoj oberprokuroro sėdi susitikimuose su patriarchu reikalų tarybos pirmininkas, pradžioje Karpovas, kuris, taip sakant, derina bažnyčios veiksmus su imperatorius, su generaliniu sekretoriaus valia. 1945 metais patriarchas Sergijus Strogorodskis miršta, tampa patriarchu Aleksijus I, politika iš esmės ta tęsiama. Kuo svarbus patriarcho Aleksijos išrinkimas, kad jeigu Sergijaus Strogorodskio daug kas nepripažino, tai patriarchas Aleksijus jau išrenkamas pakankamai kanoniškai, kitos ortodoksų bažnyčios jį pripažįsta kaip patriarchą, ir tada vyksta masiniai grįžimai iš pogrindžio, nes jau tas patriarchas atrodo legitimiškesnis. Ir žinoma, kad sukūrus šitą struktūrą, Stalinas siekia, kad kitų struktūrų religinių nebūtų. Ir jeigu anksčiau ypač tas tarnybos pakankamai taip palankiai žiūrėjo į tą atsinaujininkų veiklą, buvo matoma, kad ten yra didelis potencialas, ten po išrinkimo patriarcho Sergijaus Strogorodskio padaromas, taip sakant, posūkis į Maskvos patriarchatą ir nepalankiai žiūrima į visas alternatyvas. Visiems yra duodamas aiškus signalas, kad jie turi sugrįžti į Maskvos patriarchatą ir masiškai vyksta tie grįžimai į Maskvos patriarchatą, kas nepatenkintas važiuoja į tremtį, kalėjimus, lagerius ir taip toliau. Ką bažnyčia derina su KGB? Čia jau ir iš vėlesnių laikų pavyzdžiai, nes žinoma, kad ta situacija Stalino laikais įvesta, jie išlieka iki pat sovietmečio pabaigos. Tai, kad maždaug įsivaizduoti, ar ne, pavyzdžiui, 1958 metais gauna Maskvos patriarchatas kvietimą į Paryžių dalyvauti pasaulio bažnyčių tarybos renginiuose. Ir eina pas generolą Karpovą ir konsultuojasi, kas ten gali važiuoti, ar reikia priimti tą kvietimą, kas ten važiuos ir taip toliau. Kitas pavyzdys, patriarchas Aleksijus I prašo Georgijaus Karpovo leidimo vienu metu sukviesti kelių vyskupijų vyskupus į Maskvą aptarti vyskupijų reikalų. Ten Talino vyskupą, Permės vyskupą, dar kažkokį, kadangi jie važiuos į Maskvą, tai jam reikia leidimo.
Kitas pavyzdys, Karpovas prašo patriarcho Aleksijos I sutrumpinti ir paredaguoti savo naujametinį patriarcho naujametinį laišką tikintiesiem. Jisai perskaitė, laiškas nepatiko, jisai kviečiasi patriarchą, sako, čia reikia tą pakeisti. Kitas pavyzdys, Karpovas patriarchui priekaištauja dėl dvasininkų pamokslų, kritikuojančių mokslinį ateizmą. Nes ten buvo jau čia Chruščiovo persekiojimų ta pradžia ir buvo mokslinio ateizmo ten ta propaganda. Ir kai kurie dvasininkai per pamokslus pradėjo, taip sakant, atsakinėti į tai. O Karpovas įsikviečia patriarchą ir sako, nu, taip netinka. Ir kai patriarchas sako, na, bet kaip mes galim tylėti, jisai sako, na, čia maždaug jūsų problema, eina visuomenė į priekį, progresuoja ir čia jums, aišku, bus vis sunkiau, bet jau turit susitaikyti, toks yra visuomenės progresas. Kitas pavyzdys, Uzbekijoje religijų tarybos įgaliotinis reikalauja perkelti arba išleisti pensiją arkivyskupą Hermogeną, grįžusi beje iš katakombų bažnyčios į Maskvos patriarchatą, nes jis aktyviai remontavo bažnyčias. O bažnyčias be sovietų valdžios leidimo buvo draudžiama remontuoti. Ir paprastai būdavo tokia schema, bažnyčias remontuoti draudžiama, vyskupas neremontuoja bažnyčias, jį pradeda griūti, ten vos ne, ir tada Karpovas ar vietinis įgaliotinis sako, nu vat matote, visuomenės progresas eina į priekį, nieks bažnyčias nelanko, ji neremontuojama, niekam nereikalinga, reikia ją uždaryti. Ir buvo vyskupas, kuris vis tiek remontavo tas bažnyčias ir jį reikalauja arba perkelti, arba išleisti į pensiją. Vienas kunigas ar nenubaudžiamas ir netenka ten registracijų, suspenduojamas dėl to, kad pakrikštė komjaunuolį. Ir visumoje, ar ne, ką norėjau iliustruoti, kad tas kišimasis į bažnyčios politiką, bažnyčios gyvenimą labai tiesioginis ir labai konkretus. Ir Vilniuje šitais metais 2010 tarnavo Vilniaus Lietuvos metropolitas Chrysostomas, kuris buvo vienintelis aktyvus tarnaujantis Maskvos patriarchato metropolitas, kuris atvirai kalbėjo apie bendradarbiavimą su KGB. Ir norėjau pateikti čia citatas iš šio interviu, nes irgi yra tokių mitų, kad jis toks tarsi disidentas buvo Maskvos patriarchate, kuris nors ir bendradarbiavo su KGB, bet buvo prieš sovietinį režimą, bet jeigu skaitome, matome visai kitą paveikslą. Jis pasakoja, taip, mes, bent jau aš, ir pirmiausiai tai sakau apie save, bendradarbiavome su KGB. Aš bendradarbiavau, pasirašiau įsipareigojimą, reguliariai susitikinėjau, teikdavau ataskaitas. Turėjau savo pseudonimą, pravardę, kaip ten sakydavo, restauratorius. Su jais bendradarbiaudavau sąmoningai, ta prasme, kad siekiau atkakliai vykdyti savo bažnytinę, taip pat ir patriotinę, kaip ją supratau, liniją, padedant šioms institucijoms. Į šios kontaktus nuėjau jau būdamas vyskupu. Tačiau mūsų bažnyčioje yra tikrų KGBistų padariusių svaiginančią karjerą. Pavyzdžiui, Voronežo metropolitas Metodijus. Jis KGB karininkas, ateistas, ydingas žmogus, primestas KGBistų. Sinodas buvo vieningai prieš tokį vyskupą. Ir kita citata, palaikyti kontaktus buvau priverstas. Tokia buvo sistema. Ir esu įsitikinęs, kad didžioji dauguma vyskupų buvo priversti palaikyti kontaktus su organais. Pačiuose kontaktuose su KGB nematau nieko smerktino. Tai buvo valstybės institucija, o mes buvome jos piliečiai. Tai va čia paskutinė ta citata, esminė, ar ne, kas yra tai, ką emigracija praminė sergijanizmu. Ta patriarcho Sergijaus Tragorodskio pradėta lojalumo sovietų valdžiai linija. Daugelis vyskupų buvo įsitikinę, kad kontaktuodami su KGB, derindami savo veiksmus su KGB, jie, kaip sako, buvo savo šalies patriotai, gynė bažnyčios interesus ir nemato tame nieko smerktino. Nes, taip sakant, jie taip dirbo bažnyčiai, taip jie saugojo bažnyčią. Ir iš Maskvos patriarchato vėliau išmestas, ten Kijevo metropolitas Filaretas, kuris sukūrė Ukrainos autokefalinę bažnyčią paskui. Jis irgi kalbėjo atvirai, jau nebūdamas Maskvos patriarchato vyskupo, apie tos ryšius. Ir jis irgi sakė, kad mes tada išsaugojame bažnyčią. Jeigu ne mes, tai bažnyčia nebūtų išlikusi, nebūtų išgyvenusi. Ir jie matė tą savo bendradarbiavimą, kaip sakau, su KGB ir taip toliau, kaip tokią kaip tik labai šventą ir reikalingą veiklą. Toj pačioj Sovietų Sąjungoje visada buvo ir katakombų judėjimai, ir opozicija, kurie matė visą tai kitaip. Ir grįžtant prie Stalino laikų, 1948 metais sovietų valdžiai proteguojant, bandoma Maskvoje surengti tokį didelį bažnyčių susirinkimą,
kuris kai kur netgi taip kalbama buvo tarsi planuotas kaip naujas bažnyčios visuotinis susirinkimas. Ir sušaukiami visi ortodoksų bažnyčios patriarchai, pašaukiami taip pat koptai, armėnai, sirai, Etiopijoje sirai, kurie nepriklauso ortodoksų bažnyčiai, bet yra artimi rytų krikščionys. Ir idėja yra tokia, kad bus toks didžiulis susirinkimas, kuris parodys pasauliui, kad viena vertus Sovietų sąjungoje yra religijos laisvė, o kita vertus sustiprins Maskvos patriarchatą, padarys Maskvos patriarchatą pasauliniu krikščionybės centru, bent jau ortodoksų bažnyčios centru, tokiu kaip antru ortodoksišku Vatikanu. Bet seniausių tų patriarchatų, vadinamas pentarchijos, buvo suprasta, kame čia idėja to susirinkimo, ir jie neatvyko į Maskvos tą susirinkimą, atsiuntė savo atstovus. Ir labai greitai susirinkimas iš tokio labai rimto tarp ortodoksinio įvykio tapo, kaip buvo pavadinta, ortodoksų bažnyčių vadovų pasitarimu tiesiog. Ir daugelis delegacijų tiesiog teigia, kad jie atvyko švęsti 500 metų Maskvos bažnyčios autokefalijos ir su rimtesniais sprendimais, taip sakant, nieko bendro neturi. Buvo tikėtasi, kad įvyks susirinkimas su tom grupėm, bet to susirinkimo neįvyko, bet vis dėlto susirinkimas kritikavo Romos katalikų bažnyčią, Vatikaną už poziciją Antrojo pasaulinio karo metais ir už ekspansionizmą, kritikavo ekumeninį sąjūdį. Vėliau kaip tik KGB skatino dalyvavimą Rusijos bažnyčios ekumeninėme sąjūdyje, kad būtų didesnė tarptautinė įtaka. Kaip sakiau, buvo sudaryta tokia religijos laisvės iliuzija ir taip pat tos susirinkimų pasinaudota, kad šiek tiek nuraminti naujai komunistų užvaldytų Balkanų šalių atstovus, Bulgarijos, Serbijos ir taip toliau, kad parodyt, kad ir Sovietų sąjungoje komunistų valdant yra laisva bažnyčia, kur nieks nepersekiojamas ir gali tikėti. Ir šitas susirinkimas buvo didelis nusivylimas Stalinui, Karpovui ir kitiem, nes, kaip sakiau, to tokio pernešimo pasaulinės krikščionybės centro į Maskvą neįvyko. Ir dėl to vėl prasideda spaudimas bažnyčiai, nors ir netoks stiprus kaip iki 43 metų, bet vis tiek spaudimas tas vyksta. Dalis tos 48 metų dar veiklos, bandymo sureikšminti Rusijos bažnyčią Maskvą padaryti pasaulinio centro buvo ir Vilniaus kankinių relikvijų grąžinimas į Vilnių, kurio jubiliejų irgi apvalią datą švenčia dabar Maskvos patriarchato vyskupija šiemet. Pasakojame, kad Stalino įsakymų asmeninių karinių lėktuvų iš Maskvos Vilniaus kankinių relikvijos buvo pargabentos į Vilnių. Ir tas posūkis, vienas iš rezonansinių įvykių, kuris buvo pretekstas posūkių religinės politikos vėl šiek tiek atgal 49 metų Saratovo maudynės, kur susirinko daug jaunimo per Kristaus Krikšto šventę, kai daug kas maudosi eketėse. Ir jie pusnuogiai maudėsi tose eketėse. Ir tai buvo sovietų laikraščiuose išplatinta, kad tai tokia pavadinta, žodžiu, nepadoria akcija. Ir buvo uždraustos įvairios bažnyčios apeigos už bažnyčios ribų. Ir apskritai sovietmečiu didžiąją dalį bažnyčios veikla buvo apribota, tokia buvo idėja sovietų valdžios, kad pirmiausiai bažnyčia turi užsiimti liturginę veiklą, kunigas gali patarnauti pamaldas, o visai kita bendravimas, mokymas, kažkokios viešos apeigos, visą tai neleidžiama. Ir religijos laisvė, ypač Stalino laikais, ir atvirai būdavo taip sakoma, kad tapatina buvo su kulto laisvė, tai yra su apeigų atlikimu, o visa kita tai buvo nepageidaujami dalykai. Ir po Stalino kita banga persekiojimų Chruščiovo persekiojimai, kai jisai pareiškė per televiziją, kad parodys paskutinį rusų popą per televizorių. Ir tie persekiojimai buvo gerokai įmantresni negu pirmaisiais Sovietų sąjungos metais. Visokie filmai filmuojami, kur pašiepiama arba demonizuojama kaip tik religinis gyvenimas demonizuojamas. Tai čia vienas konės vieta, tai apie tokį kunigą nelabai tikinti, komedija tokia, kuri pašiepia religiją, o šitas Tučinat
Barskom, tai yra kaip tik toks baisus pakankamai filmas, kur ten įtraukia į krikščionišką sektą merginą, kuri iš pradžių galvoja, kad va čia visi laimingi, šypsosi ir taip toliau, o paskui ją nukryžiuoja, kad būtų atleistos bendruomenės nuodėmės, žodžiu. Tai tokie visokie kūrėmi meno kūriniai ir taip toliau, kurie turi atbaidyti žmonės nuo religijos. Ir visokios, kaip sakiau, irgi įmantrios priemonės, kaip draudimai remontuoti, arba pavyzdžiui, pavyzdys geras žvakių kainos kėlimas, kai žvakių gamintojams liepiama pakelti žvakių kainą ir kai pakyla žvakių kaina, tuomet logiškai turi parapijose pabrangti žvakės, o žvakių pardavimai yra didelė aukų dalis. Bet kunigams sakoma, negalite branginti žvakių, jūs pabranginsite žvakės ir žmonės sakys, kad sovietai kalti, kad brangsta žvakės ir sunkėja tas, žodžiu, gyvenimas ir taip toliau, o jūsgi nesate prieš sovietų valdžią nusiteikę. Žvakių kainos turi išlikti tokias pačias ir kitaip tariant, netgi ten kelis metus į minusą bažnyčios perka žvakes, nes reikia ir pirkti, o parduoti negali brangiau. Ir tokios visokios įmantrios priemonės, kad nuskurdint parapijas. Ir 1961 metais Chruščiovo persekiojimų dalis yra parapijų reforma, kai pasakoma sinodui Maskvos, kad štai gyvename demokratinėje šalyje, o bažnyčia tokia nedemokratiška, turite pristaikyti prie progreso, prie realijų ir įtraukti į parapijų valdymą tikinčiuosius. Ir tada sinodas išleidžia naują parapijų įstatų dokumentą, pagal kurį parapijas valdo tokios dvacatkos, 20 parapijiečių tarybos. Kunigas tampa tik tais samdomų darbuotojų, o viskas sprendžia 20 pasauliečių taryba. Na ir tas dvacatkas irgi kitąsyk būdavo specialiai savi žmonės pastatomi ir principas yra toks paprastas, kad skuldinamos parapijos, paskui dvacatką nusprendžia uždaryti ir visą tai aiškinama kaip natūralus procesas, nes komunistai sakė, kad progresas ir išnyks bažnyčios. Taip pat Chruščiovo laikais pasimokė, kad kai sušaudo, kad nors pasodina į kalėjimą ir taip toliau, žmonės kaip tik būna tų pavyzdžių įkvepiami, kankinių, užsidega, jie pakeičia taktiką ir jeigu reikia susitvarkyti, ypač ten su kokiais katakombų bažnyčios veikėjais, tai nieks į kalėjimą nesodino, skelbia psichiniais ligoniais ir veža į psichiatrinį. Ir dažnai nuo tų visų vaistų netgi jos paleidžia ir jie paskui nelabai adekvatus tampa. Ir tokia, žodžiu, taktika, kad visi tie žmonės, kuriem nepatinka sovietų tą politiką, taip toliau, jie visi tiesiog psichiniai ligoniai. Ir bažnyčių skaičius vėl drastiškai mažėja, jeigu po Stalino tos kabutėse liberalizacijas buvo netgi 22 000 veikiančių bažnyčių, tai sumažėja iki 7-8 tūkstančių. Ir dar toks momentas, kartais ar nesakoma, kad, na, bažnyčia, aišku, politiniuose klausimuose buvo lojali, bet teologiškai žinios vis tiek neiškraipydavo. Čia toks pavyzdys iš Chruščiovo metų, 50 metų spalio revoliucijos šventė, ir tada patriarchas Aleksijus I rašo savo ir sinodo laišką apie spalio revoliuciją, kad štai mūsų šalyje įvyko didžioji revoliucija, iš esmės pakeitusi žmonių santykius ir turėjusi išskirtinę reikšmę visos žmonijos istorijai ir gyvenimui. Mums ištikimiems mūsų šventosios motinos, Rusijos ortodoksų bažnyčios sūnums ir dukroms, kad ir kur būtume savo tėvynėje ar už jos ribų, derėtų prisiminti 1917 m. spalio 25 istorinį įvykį, turėjusi tokį įvairiapusį poveikį mūsų tautos gyvenimui. Revoliucija pakeitė pačią žmonių santykių esmę, padarydama visus piliečius lygius vieni kitiems ir pašalindama iš mūsų visuomenės bet kokią priešiškumo galimybę tarp skirtingų rasių ir tautybių žmonių, tarp skirtingų įsitikinimų, pažiūrų ir socialinės padėties žmonių. Mes kartu su visais savo tėvynainiais esame labai patenkinti, kad visi šie evangelinius idealus atitinkantis sumanymai šiandien vis labiau suprantami ir remiami daugybės religingų žmonių daugelyje pasaulio šalių. Ir kitas Maskvos patriarchato veikėjas, žymus metropolitas Nikodemas Rotovas, išorės reikalų skyriaus vadovas, toksai skyrius buvo sukurtas, galima sakyti, kontroliuojamas KGB, kad tarptautinė ta politika bažnyčios vykdytų. Ir štai jisai tarptautinėje konferencijoje Vokietijoje tą patį kartoja, ką patriarchas Aleksijus I rašė tikintiesiem, kalbant apie spalio revoliucijos įvykį Rusijoje, nebejotina, kad po jos įvykęs
radikalus daugelio milijonų žmonių, pradedant rusų tauta, gyvenimo ir mąstymo struktūros pasikeitimas yra stiprus postūmis teologiškai įprasminti iš esmės naujus pasaulio gyvenimo reiškinius, o Rusijos ortodoksų bažnyčiai užimti vienintelę teisingą ir apvaizdos nurodytą poziciją tikrovės atžvilgiu, kurią galima apibendrinti šiais žodžiais: ekumenizmas, taika, žmogiškumas ir visų žmonių brolybė. Šis suvokimas palietė ne tik grynai praktinę pusę, tai yra ortodoksų bažnyčios gyvenimą naujomis sąlygomis, bet ir atsispindėjo teologinėje tikrovės refleksijoje. Kitaip tariant, tas momentas toksai yra, galima sakyti, šizofreniškas, kad žmonės netgi ir mokosi gyventi tokiam sąlygom, kai net ir apie teologiją, apie evangelinius idealus bažnytinė vadovybė kalba taip, kaip palanku valdžiai. Nes neva saugo bažnyčią, kad ji išliktų gyva. Ir patriarcho Tichono iš tikrųjų laikų galima pamatyti tą tokią jau idėją, kad čia patriarchas tai sako dėl to, kad to reikalauja valdžia, bet iš tikrųjų jis galvoja kitaip. Ir dabar mes turim atspėti, ką jis iš tikrųjų nori pasakyti ir ką jis iš tikrųjų galvoja, ir elgtis taip, kaip iš tikrųjų galvoja, o ne priimti taip, kaip parašyta. Ir iš tų laikų norėjusi paminėti du tokius ryškius pavyzdžius: kunigą Aleksandrą Menį ir kunigą Dmitrijų Dudko. Du žmonės su labai skirtingais likimais, bet panašia ta, galima sakyti, genezė. Tai kunigas Aleksandras Menis gimė 35 metais Stalino laikais Maskvoje ir jį krikštijo katakombų bažnyčioje. Ir šeima buvo susijusi su to katakombiniu judėjimu ir tapo kunigu Chruščiovo persekiojimo metais, 1960 metais. Ir jis pradėjo rašyti ir pamokslauti ne tik apie tradicinės evangelijos temas, bet jis įtraukė ir to meto mokslo įvairius laimėjimus ir jas reflektavo, to meto biblistikos irgi ten laimėjimus, kalbėjo apie kitas religijas, apie kitas konfesijas krikščionių. Ir faktiškai jisai parodė tą visai kitokį galimą požiūrį į krikščionybę tuo metu Rusijoje. Pats visą laiką faktiškai tarnavo kaime, nes tokio žmogaus negalėjo leisti mieste normaliai tarnauti. Ir žmonės važiuodavo pas jį melstis, jo klausyti, išgirsti ir taip toliau. Ir jeigu daugelis tuo metu kunigų apsiribojo tą oficialią veiklą, kas patarnauti pamaldas, pasakyti kažkokį tai šabloninį pamokslą ir viskas, jis parodo pavyzdį kunigo, kuris yra inteligentiškas, išsilavinęs ir gali ne tik kalbėti apie tai, kas tiesiogiai parašyta Evangelijoje, bet ir susėti tai su dabartiniu gyvenimu, su šiuolaikiniu gyvenimu. Ir jo raštai su pseudonimais spausdinami ir platinami per užsienį, taip pat samizdatė dauginami, rašinėjamos kasetės su jo įvairiomis paskaitomis pasakojimais. Ir jis, aišku, tardomas, kviečiamas į įvairius tardymus ir taip toliau, bet jo taip ir nesuima pakankamai tą visą konspiraciją sėkminga. Ir jis dar, galima sakyti, toks žymus tuo, kad 1988 metais, kai jau liberalizuojama ta religinė politika, jisai turbūt buvo pirmas kunigas, kuris viešai, legaliai perskaitė paskaitą religinė tema ir susirinko pilna auditorija, kas tuo metu KGB labai stipriai nustebino, nes niekas nesitikėjo, kad religinė tema gali surinkti pilną žmonių. Ir 1990 metais, neaiškiom aplinkybėm, jisai pakeliui į pamaldas, nužudomas, jį daužė kirviu žmogus, kuris kaip ir tuo meto valdžios paskelbiamas, kad tiesiog kažkoks psichinis ligonis, kiti mano, kad galėjo būti užsakymas KGB. O kitas pavyzdys ar ne to meto, jau toks tragiškas, kunigas Dmitrijus Dudko, kuris irgi gimė dar anksčiau, Lenino valdymo pabaigoje, Stalino valdymo pradžioje, pats kalėjo lageryje, irgi tais pačiais metais, kaip ir kunigas Aleksandras Menis tapo kunigu. Ir 70-80 metais aktyviai pamokslauja, irgi siunčia savo raštus, publikuojasi vakaruose,
Ir Rusijos bažnyčios užsienyje žurnaluose jis tokias atvirai antisovietinius atsišaukimus publikuoja apie tai, kaip bažnyčia yra persekiojama Sovietų Sąjungoje, kaip yra blogai ir taip toliau. Ir jį KGB iššifruoja. Iš pradžių jisai suspenduojamas vyskupų ir taikomos bažnytinės tokias represijos, o paskui suimamas ir KGB, žodžiu, tardomas, palūžta ir kaip tik gailisi ir jau nuo to laiko visą gyvenimą buvo labai lojalus sovietų valdžiai ir net ir apie Staliną gerai atsiliepė ir dėja taip iki pat mirties 2004 metais jau jisai visiškai taip ir neatsiteisė nuo tų KGB persekiojimų. Tai va tokie du portretai žmonių, kurie tarnavo Chruščiovo, pradėjo tarnystę Chruščiovo persekiojimo metais ir, taip sakant, iliustruoja tą gyvenimą. Ir nepaisant to, kad buvo tokia aktyvi antireliginė politika, vis tiek tokie kunigai uždegdavo žmonės ir noriai žmonės klausydavo, noriai platindavo raštus. Ir, žodžiu, buvo tokia dvasingumo liepsnelė. Čia tokia schema apie įvairias bažnyčias, kaip Rusijos bažnyčia suskilo į įvairias organizacijas. Dalis jų, kaip sakiau, buvo pašalinta, kai okupuotos tos šalis buvo. Ir atnaujintoji ta bažnyčia Rusijos buvo po 43 metų inkorporuota į Maskvos patriarchatą. Sakartvelo patriarchatas taip ir išliko nepriklausomas. Katakombų bažnyčia palaikė ryšius, taip oficialiai buvo skelbiama su bažnyčia užsienyje. Jeigu būtų įdomu kažkas konkrečiau iš šitų darinių, galėčiau daugiau pakomentuoti. Ir kas įdomu, ar ne, jau mūsų laikais, taip žiūrint, kaip įprasminamas tas visas sovietinis laikotarpis. Tai patriarcho Kirilo išrinkto 2009 metais laikais ne tik, kad nebuvo kažkokios tai ten atgailos dėl patriarcho Sergejaus Strogorodskio politikos ar kažkokio tai kritiško įprasminimo, bet atvirkščiai patriarchas Kirilas gyrėsi Putinui siūlęs tokią idėją, kad Rusijos simboliais būtų 3 epochų simboliai. Tai čia turbūt atpažįstat kokios epochos simbolis? Rusijos imperijos. Tuomet, kai Rusija po Sovietų Sąjungos žlugimo buvo vienas himnas, o paskui Putino laikais ar ne sugrąžino pagal Sovietų Sąjungos melodiją himną, tik tais žodžiai pakeisti. Tai imperija, Sovietų Sąjunga ir trečias simbolis. Ar kas nors pakomentuos, nepakomentuos trečią simbolį? Pats patriarchas Kirilas sakė, kad tai naujosios Rusijos simbolis, bet iš tikrųjų tai simbolis, kurį naudoja, ir Rusijos imperija naudoja, ir laikinoji vyriausybė naudoja, bet kas dar naudoja, tai generolas Vlasovas vadovavęs Rusijos išsivadavimo armijai, kuri kovojo nacių Vokietijos pusėje prieš Sovietų Sąjungą. Tai va, tai toksai miksas ir imperija, ir Sovietų Sąjunga, ir tie, kurie kovojo prieš Sovietų Sąjungą, viskas į vieną. Ir patriarchas Kirilas sako, kad yra toks dalykas kaip rusų pasaulis, kurį jungia ortodoksų tikėjimas, rusų kalba ir kultūra, ir bendra istorinė atmintis bei ateities vizija. Ir kad ir to meto įsitikinimuose galima irgi atpažinti tuos dalykus. Kalbėdamas apie Sovietų Sąjungą, jis sako, taip, ten žmonės blogai, kad nebuvo Dievo, bet daug ką jie darė ir teisingai, daug ką suvokė gerai. Jis ten savo laidoje Ganytojo žodis kalbėjo apie tai, kiek daug pozityvių dalykų buvo pionierių judėjime ir taip toliau, žodžiu, visą tai sujungti į vieną. Ir kaip sakiau, 2007 metais buvo susijungimas Maskvos patriarchato su Rusijos ortodoksų bažnyčia užsienyje. Taip pat 2000, gal nepasakysiu tiksliai, bet 2014 buvo susijungimas su Vakarų Europos rusų tradicijos arkivyskupija. Ir tai buvo toksai tarsi tos visos pabirusios emigracijos surinkimas atgal į vieną, ką tą jungia viena rusiška idėja. Ir su to buvo irgi susiję tai, kad Maskvos patriarchatas kanonizavo kankinius nužudytus bolševikų, kanonizavo caro šeimą,
ir, taip sakant, tokia ideologija, kuri apjungia ir pagarbą kankintojam, ir pagarbą kankiniams. Kitas toks biškis žvilgsnis į tą visą sovietmetį Sergejus Fudelis, žmogus, kuris sėdėjo lageriuose, pats buvo susijęs iš pradžių su katakombų judėjimu, paskui vis dėlto legaliam Maskvos patriarchate buvo, bet opoziciškai mąstė. Jisai savo knygose suformulavo tokią idėją apie tamsųjį bažnyčios antrininką, kaip jis teologiškai viską įprasmino. Kalbėjo apie tai, kad sakramentui bažnyčioje galioja nepriklausomai nuo kunigų nuodėmių ir tokia vystė idėja, kad bažnyčioje nuo pat Judo Iskarijoto laikų visą laiką buvo tie, kas oficialiai buvo bažnyčia, bet elgėsi prieš bažnyčios interesus. Judas Iskarijotas šiuolaikiškai pasakius irgi buvo tarsi vyskupas, apaštalas, bet visiškai elgėsi prieš bažnyčios interesus. Ir jisai sako, visoje bažnyčios istorijoje galima pamatyti tai, kas tarsi yra bažnyčia, bet ne bažnyčia. Ir taip jisai, taip sakant, įprasmino ir taikėsi su tuo, kas vyksta Sovietų sąjungoje. Kitoks toks požiūris, kad buvo tas tamsusis bažnyčios antrininkas. Ir apibendrinant, Sovietų sąjungoje sugriautas buvo tas senasis imperinis bažnyčios ir valstybės santykis, bet alternatyva buvo ne laisvė, o kontrolė. Kaip tik bažnyčia buvo naujai pajungta tam režimui. Pati bažnyčia iš pradžių ėjo į konfrontaciją, dalis bažnyčios pasitraukė į pogrindį, emigravo, o galų gale oficialioji bažnyčia ėjo į kompromisą ir adaptavosi prie naujų sąlygų. Rusijos bažnyčia suskilo į skirtingas atminties ir tapatybės kryptis – emigracija ir ta vietinė bažnyčia. Ta vietinė bažnyčia irgi oficiali ir neoficiali, pogrindinė, skirtingos tapatybės, skirtinga atmintis apie sovietų režimą. Ir tas sergijanizmo, ta visa politika kelia rimtą klausimą kiekvienam, kur baigėsi būtinasis išlikimas, būtinoji adaptacija ir prasideda grėsmė pačiom krikščioniškom tiesom, pačiai tapatybei, pačiam pagrindui krikščionybės, kada tai jau virsta apostazija. Ir žinoma, čia taip aš nepavyzdžiau, bet emigrantai, rusų bažnyčia užsienyje ir taip toliau, kodėl jie negrįžo ir ne po 43 metų iš karto į vienybę su Maskvos patriarchatu, dėl to, kad jie laikė tą sergijanizmo politiką kaip tik išdavystę, apostaziją. Ir šiuolaikinė ta rusų pasaulio ideologija bando viską apjungti į vieną imperinį naratyvą, kad visą tai, žodžiu, tos pačios rusų kultūros raidos tam tikri atspalviai, stadijos ir visą tai galima apjungti į vieną. Ir sovietmečio problemas Maskvos patriarchate ir šiandien, galima sakyti, taip, yra neišspręstos, nes matome irgi tas santykis su valdžia taip ir lieka problematiškas. Ačiū už dėmesį ir dabar laikas, čia pagrindinės kai kurios knygos, bet daug daugiau įvairių šaltinių buvo naudota ruošiantis. Dabar laikas klausimams ir atsakymams. Gerbiama, tai ačiū labai už labai įdomų pasakojimą. Pirmiausia, noriu paklausti sovietiniais laikais ir būtent Maskvos patriarchatas, kaip jie laikėsi ekonomiškai, finansiškai, ar tai buvo turtinga bažnyčia ir iš kur pajamos ateidavo, tiesiog užtekdavo kunigams lėšų, kad dirbti savo kunigo darbą, reikėdavo eiti kažkur ieškoti papildomų pareigų, papildomų darbų, tiesiog kad pragyventi. Ar tai nebuvo problema šitos pusės? Buvo kitokia problema. Šiaip tai iš esmės jo iki Chruščiovo persekiojimo metų faktiškai nusistovi ta praktika, kad kunigam mokamas yra atlyginimas, kad yra tam tikras centralizuota sistema ir aišku, kad tiem centram, pavyzdžiui, pačiam ten sinodui ir taip toliau, tai sovietų valdžia netrukdė užsidirbti, turėti pinigų ir taip toliau, bet kalbant ten ypač apie periferiją, ten, kur darė bažnyčiom, kad jas uždarytų, tai aš kaip tik ir pasakoju, kad būdavo sudaromos įvairios kliūtis, kad bažnyčia galėtų normaliai ekonomiškai funkcionuoti ir palaužiant tą ekonominį pagrindą, tuo motyvuojant dažnai ir parapijos buvo uždarinėjamos, ar ne? Tai šiaip norma buvo, kad kunigai gavo atlyginimą
jeigu jie ten netekdavo registracijos ar panašiai, jeigu būdavo išmetami iš tos sistemos, jeigu jų parapija būdavo uždaryta, tai būdavo taip, kad jie eidavo tiesiog dirbti paprastą darbą ir tada jie nelegaliai atlikdavo kažkokias tai religinės apeigas. Ir ypač Chruščiovo persekiojimų metais tokių kunigų vis labiau daugėja, kurie neteko savo tos oficialios vietos ir jie kaip ir kanoniškai, sakramentiškai, jie yra Maskvos patriarchato kunigai, bet jie neturi kur tarnauti kaip ir oficialiai ir tada jie dirba, nesvarbu kokį darbą, o laisvalaikiu gali tarnauti. Tai va, bet šiaip sistema buvo tokia, kad kunigai gaudavo atlyginimus ir jie kaip ir, jeigu normali situacija, neuždarinėjimo parapija, tai vėliau jie turėjo galėti maitintis iš savo parapijos. Atsiprašau, aš žiūrėjau tą literatūros sąrašą, ar jums teko pasinaudoti archyvinę medžiagą? Čia aš nesu istorikas, čia nepadariau tokio įvado, aš nesu istorikas, aš esu teologas, filosofas ir aš pats po archyvus nesiknisu, aš daugiau skaitau istoriniai medžiagai, daugiau antrinė literatūra, pirminė, nebent ten visus tos sinodų nutarimus, Maskvos patriarchato žurnalą ir taip toliau, kas liečia teologiją, bažnyčios dokumentus, bet aš nesu istorikas, aš archyvų ten neskaitau apie ten KGB ten konkrečiai, ką ten rašė ir taip toliau. Tai va, antrinė daugiau literatūra archyvo naudojasi. Aš norėjau paklausti apie tuos 3 kankinius. Taip. Kas per kankiniai ir iš kur jie ten atvykę? Čia jie ir dabar yra. Taip. Po stiklu, Šventos Dvasios vienuolynas ir bažnyčia. Labai įdomi istorija ir labai sudėtinga. Tai vat, istorija tokia, pirmiausiai apie pačius kankinius, paskui apie kūnus, tas relikvijas. Tai patys kankiniai buvo nukankinti 1348 metais, taip čia buvo kaip tik 600 metų jų kankinystės. Tai Antanas, Jonas ir Eustatijus. Buvo 3 kankiniai, 2 iš jų buvo broliai Antanas ir Jonas, Eustatijas buvo pusbrolis. Jie buvo kariai, didžiojo kunigaikščio Algirdo aplinkos kariai ir Vilniuje tuo metu kūrėsi ortodoksų bendruomenės ir kunigaikštis Algirdas buvo susituokęs su ortodoksija žmona. Pasakojama bent jau tradicijos taip, kad su tuo susiję, kad buvo pastatyta nedidelė Paraskevės bažnytėlė, kur atkeliavo kunigas Nestoras tarnauti ir jisai kaip tik skelbė apie Kristų, skelbė apie tikėjimą. Ir 2 iš tų kankinių, Antanas ir Jonas, jie pasikrikštijo ir tapo ortodoksais. Pradėjo, kas tais laikais buvo Lietuvoje neįprasta auginti barzdas, laikytis pasninkų. Na ir iš to kiti didikai pamatė, kad jie šito tikėjimo laikosi, pasipiktino ir ten peršokant detalės, žodžiu, kunigaikštis Algirdas, reaguodamas į tai, kad didikai laiko jų tą tikėjimą nepagarbą didžiajam kunigaikščiui, jų elgesį nepagarbą protėvių tradicijom, jis juos įkalina, iš pradžių Antaną ir Joną kankina ir paskui jie yra pakariami Vilniuje, kur dabar yra švenčiausios trejybės unitų bažnyčia. Ir po to Eustatijas, jų pusbrolis, įsikvėpęs pusbrolių pavyzdžių, lygiai taip pat pasikrikštė, pasiskelbė krikščionių ir jį itin žiauriai nukankino, nužudo. Ir toje vietoje, kur jie yra nužudyti, renkasi krikščionis, meldžiasi, kaip įprasta krikščionim visais laikais buvo, paskui ten pastatoma bažnyčia, įkūrimas vienuolynas. Ir jie jau nuo tų laikų, nuo 14 amžiaus yra labai gerbiami, tuo metu bažnyčia priklauso čia vietinė Konstantinopolio patriarchatui, Konstantinopolio patriarchas Filokėjas Kokinas paskelbė jos šventaisiais ir garsas apie jos nuskamba per visą pasaulį. Ir netgi ten galima pamatyti ir kitose bažnyčiose, kitose šalyse yra jų ikonų, yra liturginiai apdarai senoviniai su jų atvaizdais ir taip toliau. Ir tai tokios didelės žvaigždės. Ir vėliau, kai Lietuvoje sukuriama bažnytinė unija, Brastos arba Bresto unija, ir kai vienuolynas atitenka unitam, tada
jų kūnai, ortodoksų, kurie priversti bėgti iš to vienuolyno, yra paslėpiami. Ir jų buvimo vieta ilgainiui yra dingusi, pamirštama. Ir taip tas status quo lieka iki 19 amžiaus. 19 amžiuje Rusijos imperijai kaip tik naikinama yra unija, kai prievarta yra kaip tik skleidžiama stačiatikybė. Tada 19 amžiaus pradžioje yra paskelbiama, kad jų kūnai rasti po Šventosios Dvasios vienuolyno, tenais kitoje gatvės pusėje įkurto vienuolyno altoriumi. Ir tos kūnus randa, ir tai toksai didelis, įvykis, šventė ir toksai ir pastiprinimas tai religiniai politikai Rusijos imperijos šiose žemėse. Ir kitas epizodas jau Pirmo pasaulinio karo metais, tuo metu būsimasis patriarchas Tichonas buvo Vilniaus arkivyskupas ir valdė Vilniaus vyskupiją. Ir vykstant Pirmam pasauliniam karui, rusai evakuojasi Rusijos gilumą ir su savimi išsiveža daug šventybių. Ir jisai nutarė pasiimti 3 kankinių kūnus. Ir 3 kankinių kūnai išvežami į Maskvą. Ir tada tos ateizacijos metais, persekiojimų metais, ten, neminėjau, irgi buvo tokia bolševikų akcija, kuri vadinosi bažnytinių relikvijų atidengimas, kai jie visose bažnyčiose išiminėjo relikvijas ir norėjo parodyti tikintiesiem, kad visa tai yra prietarai. Ir kai kuriais atvejais, aišku, jie ten rasdavo, kad kai kurios relikvijos atidengus pasirodydavo, kad ten, pavyzdžiui, yra vienas kaulelis, o visa figūra yra tiesiog vatos prikimšta. Arba ten atrasdavo, kad yra ne žmogaus, o gyvulių, pavyzdžiui, kaulai ir taip toliau, nes aišku, kad tos visokių religinių sukčiavimų irgi būdavo. Ir bolševikai kaip tik to ieškojo ir to naudojosi. Ir tuo metu buvo paimti šitie kūnai, perkelti į mokslinio ateizmo muziejų Maskvoje. Ir tokia situacija ir buvo. Ir tada 48 metais, kai tome kontekste, kad stiprinamas Maskvos patriarchatas, Lietuvoje okupuotoje persekiojama katalikų bažnyčia, uždaromi vienuolynai ir taip toliau. Ir kaip toksai irgi žingsnis stiprinti vietoje Lietuvoje Maskvos patriarchatą, Stalinas liepė 3 kankinių kūnus paimti iš mokslinio ateizmo muziejaus, su kariniu lėktuvu atskraidinti, va čia kaip tik tas pasitikimas tų relikvijų Vilniuje. Ir jos padedamos požeminėje bažnyčioje, kur buvo kažkada tai rasti tie kūnai, jie ten padedami, o paskui jau ten 90 kažkelintais metais, kai buvo minėjimas, gal 98-ais, kaip tik, kai Maskvos patriarchas lankėsi Vilniuje ir buvo irgi jubiliejus apvalus, tada jos metropolitas Chrizostomas perkelė į viršų. Tai, žodžiu, tie Vilniaus kankiniai tai gerai žinomi, visame pasaulyje gerbiami ir taip toliau. Na, o kūnų istorija tokia ir, kaip sakyti, čia jau toks tikėjimo klausimas, nes kaip bebūtų paradoksalu, patys bolševikai, kai konfiskavo kūnus bažnytinio ateizmo muziejui, jie tvirtino, kad tai nėra autentiški kūnai, ten buvo anatominė ta ekspertizė, bet paskui Stalinas sako, va, imkit kūnus ir vežam į Lietuvą. Tai aišku, galima sakyti, kad jie galėjo ir meluoti, nes jie buvo nusteikę prieš religiją, bet ta tokia, žodžiu, dėja jų istorija, vat irgi apimta tokiais politiniais naratyvais, politiniais sprendimais ir taip toliau. Ir Lietuvoje tai viena svarbių piligrimystės vietų 3 kankinių kūnai Šventosios Dvasios vienuolyne būtent dėl to, kad tai yra labai svarbus mūsų tradicijai šventieji. Bet ar čia tie tikrai, ar ne tie? Tikėjimo klausimas. Taip. Nes nieks dabar jau ekspertizės neleis padaryti, o čia tikėjimo klausimas. O sakykit, kiek pasikeitė kunigų šventikų skaičius nepriklausomos Lietuvos pradžioje iki šių dienų? Tai sakykim, nuo tos ribos, kai Lietuvos Sovietų Sąjunga ir dabar Lietuvoje. Nežiūrėjau šitos statistikos, žinokit, tiesą pasakius, bet pats vyskupas tai buvo vienas pagrindinis ir liko vienas, dabar jam paskirtas pagalbininkas, auxiliaras, kuris kaip ir valdėja turėtų paskui ten
perimti, bet Maskvos patriarchato tai vienas vyskupas ir liko. Šiaip dabar yra su diakonais apie 70 dvasininkų ir ten apie 60 parapijų. Aišku, mes dabar turim situaciją šiandien bažnyčiai, kai yra Konstantinopolio patriarchato dar parapijos Lietuvoje, kur yra 11 dvasininkų, dar atskira ta istorija, kuri iš dalies primena tai, ką sakiau apie emigraciją, atsiskyrimą į vakarų Europos rusų tradicijos egzarchatą, Konstantinopolio patriarchato sovietmečių, kurie nesutiko su patriarcho Sergijaus Strogorodskio tą politiką. Tai dabar turim dvi ortodoksų bažnyčios struktūras Lietuvoje, Konstantinopolio ir Maskvos. Tai bet tos statistikos konkrečiai kiek kunigų, tai nežiūrėjau. Kiek vienuolių? Vienuolių mažai jų yra, ten apie 10 žmonių iš viso vienuolyne gyvena ir turbūt taip panašiai ir buvo. Aišku, kad sovietmečių Šventosios dvasios vienuolynas turėjo ypatingą reikšmę, nes tų vienuolynų buvo mažai Sovietų Sąjungoje ir prieš įrašą minėjau Mikniškių bendruomenę, sukurta kaip tik Lenkijos autokefalinės bažnyčios laikais Vilniaus krašte, tai irgi labai daug žmonių važiuodavo lankytis, būtent dėl to, kad apskritai vienuoliškų bendruomenių Sovietų Sąjungoje buvo mažai. Dėl to tas toks buvo traukos centras. O kiek šiandien yra vienuolynų ortodoksų bažnyčių? Lietuvoje? Lietuvoje. Yra 2 vienuolynai, jie buvo Maskvos patriarchato srityje, vienas vyrų vienuolynas Šventosios dvasios, o kitas moterų Marijos Magdalietės, Lenkų gatvėje. Tai abu Vilniuje. Taip. Ir sovietmečiu, būtent Chruščiovo persekiojimo metais, buvo moterų vienuolynas uždarytas ir dėl to moteris gyveno vyrų vienuolyno teritorijoje kitam pastate. Ir tai buvo iki 2000 kažkelintų metų, kai buvo išremontuotas ir atkurtas moterų vienuolynas ir tada moteris perkraustė į naująjį pastatą. Tai ta moterų vienuolyja ji egzistavo ir per sovietmetį, nors ir oficialiai moterų vienuolyno nebuvo, nes tiesiog iš jų buvo atimtas pastatas, ten buvo mergaičių kolonijos, atrodo, dalis. Ir bažnyčiai buvo karceris padarytas. Tai turėjo KGBistai lakę vaizduoti. Šito tikrai nesiskaitai. Norėjau paklausti, kokie dabar santykiai yra su santykiais čia kažkokios giminingos? Tai iš ortodoksų pusės santykiai, apskritai, paprastai pasakius, jie yra ortodoksai, stačiatikiai, tik tais naudojantis senas apeigas, ten nepripažįstantis dvasininkijos mūsų ir panašiai, bet kliučių kaip ir bendravimo nėra. Iš santykių pusės tai kaip tik tas santykybė atsirado dėl, čia ankstesnė paskaita kaip tik apie patriarcho Nikono reformas ir taip toliau apie Rusijos imperiją, tai jie kaip tik turėjo priekaištų pokyčiam bažnyčioje, dėl kurių ir susiformavo santykybė ir tie priekaištai ir išlieka ir šiandien. Tai kas įdomu, kad sovietmečiu, kadangi buvo ta politika, kad būtų tik Maskvos patriarchatas, tai bandyti irgi daryti žingsniai, kad kažkaip įvyktų tas susijungimas su santykių bažnyčia ir iš pradžių panaikinta tai vadinama anatema prieš senasias apeigas, kad oficialiai panaikinta Maskvos patriarchato anatema, prakeikimas tiem, kas laikosi tų senųjų bažnyčios apeigų ir nepripažįsta oficialios bažnyčios. Ir 1970 metais Maskvos patriarchato išorės reikalų skyriaus vadovo metropolito Nikodemo Rotovo iniciatyva buvo toks išleistas dokumentas, kuriuo leista oficialiai santykiam teikti komuniją ir kitus sakramentus Rusijos bažnyčioje, Maskvos patriarchate. Kitaip tariant, iš viso buvo visos kliūtis iš Maskvos patriarchato pusės pašalintos. Tai bet tie teologiniai prieštaravimai, kaip sakiau, kurie buvo, tai vėliau jie lieka neišspręsti. Ir dabar irgi
čia minėjau, buvo tokia politika, kad sujungti emigracijos tas grupės atsiskyrusios su Maskvos patriarchatu ir asmeniškai Vladimiras Putinas irgi pasakojama, kad dalyvavo tose visose procesuose, susitikinėjo su vyskupais ir taip toliau. Ir sakoma, kad ir su santykiais lygiai taip pat, ypač Rusijoje, čia nekalbu ir ne santykiai decentralizuoti, tai Lietuvos santykiai nėra pavaldus Rusijai ir ne, bet čia pirmiausia apie Rusiją ir panašius santykių centrus, kad netgi jisai irgi turėjo tą viziją, kad sujungti Maskvos patriarchatą su santykių bažnyčia, bet tai irgi taip liko neįgyvendinta. Vis dėlto čia ne šiaip kažkokie tai politiniai nesutarimai, bet yra teologiniai skirtumai. Atsiprašau, kaip būtų galima teikti, kad santykiai laikosi senosios tikėjimo tradicijos ir jie niekada nebendradarbiavo su kultūra? Čia yra atskiras klausimas, nes jeigu nueisite į KGB muziejų, pamatysite, kad yra tokia lentelė, čia Vilniuje KGB muziejui turiu omenyje, ar ne, kur ten parašyta, kiek ten buvo jų represuota, išvežta ir taip toliau. Ir po to, kai santykių bažnyčia Lietuvoje buvo palaužta, tada santykių bažnyčios ten vadinosi ten teismo taryba, ar kaip ten vadinosi tas dvasinis jų institutas, išleido pareiškimą, kad sovietų valdžia yra Dievo tauta valdžia ir reikia būti ir lojaliems. Tai čia Lietuvos santykiai kalbu. Tai vat, ir kadangi Lietuvos santykiai išleido tokį lojalų atsišaukimą, tai netgi buvo toks irgi viena iš krypčių buvo, kad Lietuvą padaryti santykybės tokių centrų, jau plečiant tą lojalią laikyseną ir kitur. Bet tai lygiai tai buvo iš jų išreikalauta per tai, kad tie, kam nepatiko, atsidūrė Sibire arba buvo sušaudyti ir taip toliau ir taip toliau. Tiesiog jie buvo priversti fiziškai. Taip. Kaip ir mes su Maskvos patriarchatu lygiai taip pat, ar ne, žiūrėjom tos skaičius, kad buvo tokia politika, kad žudė, kalino ir taip toliau, kol rado savo reikiamus žmonės ir susitvarkė taip, kaip jiem reikėjo. Atsiprašau, kuriais metais sakėte, tas buvo lojalumą išreiškė? Bijau dabar pameluoti, ar ten buvo 47, galima lengvai, matau, internete tą rasti jų atsišaukimą. Ir sakau, netgi ir KGB muziejų Vilniuje tokia lentelė kabo kaip tik apie santykius, kur ten yra tas įrašytas. Tai manau, ten, jo, dabar aš tiksliai taip neatsimenu, tai bijau pameluoti, bet tai vat, ar 46 ar 47 metai buvo vieni iš pirmųjų pokario, žodžiu, metų.